Work it, make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. Ką jūs čia darot? Kokią temą įsirinkot? Ką klijuosit? Ką darysit? Pamatysit. Paslaptis. Laukite vakaro. Teisinės vakare. Nebandai ožinti nieko. Aš to kur neišplausiu. Aš tavęs nebijau. Gali pradėti. Manęs nebijok, bijok muilą. Ką darot? Šiukšlės ranko. Mažėm sienų. Kas čia vyks? Jau perkeli. Paskubėt man, taip atrodo. Kairę ranką šalia. Kokia? Kairę ranką šalia. Ką darai? Piešiu. Ką pieši? Aiškina. Čia reikia puplotuką. Kodėl? Reikia. Ką darysit? Paslaptis. Mūsų grupės narys ir žino. Duktukai, ką darai? Kodėl nieko nedirbat? Kaip nedirbam? Kodėl nesirašėt vakarai? Kitas komandas dirba labai intensyviai, pažiūrėsime, ką dirba šios komandos. Kaip matot, darbas vyksta. Negyvos dvasios. Ką daro kaimynai? Taip pat negyvos dvasios. Einam surasim, kur yra darbininkai. Matome vieną vadovę. Dar viena dalyvė. Kodėl nevyksta darbas? Kodėl miegi dieną? Kodėl nedirbi?
Kodėl pamokų ruošos namas tuščias? Kairė ranka. Pasiteisinkit. Ne, jam štiekit. Ogi buvo taip. Čia tado? Viskas. Ten tuščia. Kaip matas, žaidimai daug geriau nei darbas grupėse. Pažiūrėkime, ar šernai vis dar dirba. Ką daro šernai? Šernai susirinkę pieš ir labai intensyviai dirba. Ne, kaip kai kas. Kai kas pirštais nerodo. Nu, Kitos komandos žaidž twisterį, jų darbo vietos tuščias. Džiaugiatės, kad jūs dirbat? tai aišku. Jeigu žaisim twisterį, jeigu. Gerai. Praėjo valanda. Žiūrim, ar grupės vis dar dirba. Tikiuosi šį kartą kažką rasim. Ką darot? Ką rašot? Mes viskas organizavom su vadovu. Tai nieko Nu čia mes viską sugalvojom, viską padarėm. Pridavėm darbą. Reikia paskatinimo. Tai vadinasi, Kelia, kad jie patys eitų. Tiesiog paimtų ranką šiek tiek pavečią, matot, darbai vyksta. tai vadinama gerų vadovų darbų. Puikiai pedagogika. Jie per daug susireikia. Egoistai jūs du. Daro, mes vadinam. Mes jūs skatinam iš nugaros. Daugiausia darbą darome. Batalku iš nugaros, manau. Galiu papasakoti, kas čia vyksta. Pasakok. Taip, dabar Paulius, tai Paulius. Matai, čia yra tos agirdų Paulius. bet tu bangų nepiešia. Drožia, kraidutė. Bangas papiešia. Nežinau kodėl, bet jis drožia ją. Suka. Va, Monika, stebėkim, da, Monika. Ką tai daryti? Monika kopijuoja tekstą nuo kažkokios samuštinės. Ai, apie teoriją, kad samuštinis visą laiką nukrenta ant sviesto. Jūratė. O Jūratė man rašo irgi, taip pat kaip ir Monika. Emilė guli, rodo kokią gražią šiandien. Galvoju, prikuoja. Emilė, pasakyk parožys apie gyvenimą. Viktorija, stebėk Viktorija. Viktorija gerina mūsų erdvės orą. Turim puikią komandą. Iš 9 asmenų dirba tik 2. Tomas, Sveikiname. dabar atkreipdėmės į Tomą. Tomas turės nupiešti kažką. Jis yra mūsų menininkas, piešia, dirba. Mantas. Mantas yra mūsų menininkas 2. Na, žiūrėsis, nu. Na ir taip, einam į agurkų būstinę. Pirmų taikinių pamatėm Brufiną, spaudančią telefono knopkę. Šarūnė, kaip vadovė, dirba įnirtingai ir be perstojo. Papasakok, Rufina, kas čia bus. Jų tema yra didysis sprogimas. Ar žinojate, kad galaktikos debesis, kurios sudaro šimtai milijardų žvaigždžių? Dabar išsižiovokit visi, daug išsižiovokit, prisikvėpuokit plaučius, nu? Daug, dar. O, gerai.
Kaip jūs miegojat? Gerai. Normaliai. Tik tiek, kad knarkė, kur prie mūsų miegoja toksai. Gerai. Kodėl? Prikėlė Vytautas. Iš ko į baimiai pakėlą. Ką veikėt ryte? Šiandien ryte miegojam. Viską pramėgojam. O jūs gerai įsimiegojot. Šaunu. Pusryčius pramėgojam. Susirinkimą nepramėgojau. Aš pramėgojau viską. Ir kodėl tai kalgi mėgiai? Dėl to, kad niekas nepakėlė. Gerai, tai pakelsiu 7. Kad nieką nepažiūrėtumėt. Ne, nenoriu. Taip pat. Ką veikėt atsikėlusios? Ankšta. Kaip sekės mankštą daryti? Normaliai. Gerai. Nebuvo sunku bėgti. Aš ėdavau. Aš visą kėlį praėjau. Ne visą. O kai bėgom, kad galėjau laimiu. Kad negavo. Kas atbėgo antras? Aš. Tu? Aš turiu saldainį, žinok. Sakiau, duosiu savo saldainę. Labas. Dėkui. Kas atbėgo trečias? Ir Roks. Kurio čia dabar nėra. Ką veikėt po pusryčio? Buvo susirinkimas ir ėjom ruoštis. Ką ruoštės? Plakatą. Kokį? Kokį mes pasirinkom laisvą temą, tai pasirinkom pasaulio žemynų. Kaip sekės daryti? Gerai, jau baigiam. Daug dirbat? Kokia šiandien diena? Žinių. Šeštadienis. Gimtadienis. Kieno gimtadienis? Šitas žmogus. Šviesi? Gersim grytą. Ką gersit? Albiną ir laimę. Limonadą. Gyras alkoholį. Ne, jokia. Šiandien 23. Kokia? Žinių diena. Ai, šiandien žinių diena kažkokia. Dar jums blogą nuotaiką, matai. Nu? Pažiūrėsiu, graškai nepasakyčiau. Gal kokį vaidinimą rengėt vakaro programai? Ne, biškutį. Ką reiškia biškutį? Tam truputį pavaidinti. Ką šernai ruošit vakaro programai? Šiandien po vakaro. Žemynų pasaulio. Ruoštis vakaro programai. Aha. Ką darėt? Rašymą apie dinozaurus. Apie ką? Dinozaurus. Plakatą, ką darėt? Rašymą sapsnais. Ir ką iš to darysit? Pamatysit. Bus koks vaidinimas ar kas nors tokia? Ne. Ką jūs? Nieko nedarei? Ne, man nieko nelipi dabar. Paglukas. Paskui lieps? Laisvas. Dar laisvas. Nu, kažkokį planą vis tiek turit. Ar tu nieko nematai, nieko nežinai? Tu dalyvauji veiklose? Kartas. Ką veikėt po pietų? Monopolį. Žaidė monopolį. Kaip sekės? Gerai, bankrutavo. Kas laimėjo? Dar nieks pakukal dažai. Dar žaisit? Kaip sekas stovyklauti? Nesimušat, nesibarat? Dėl miego nesiskundžia? Patogu miegoti? Neatsibodo stovyklą? Ne. Tai dar mėnesį, davai? Davai. Eglė, nu... Ne, biškiai.
bet tikrai pusbek. Patinka kaip maitinam stovyklai? Šiaip vakar labai nepatiko vakarienė. O kas buvo vakar vakarienį? Buvo geri, sėdėmi buvo labai neskanu, nes aš nevalgau. Bet šiaip iš tikrųjų, šiaip geras maistas. Nieko negaliu sakyti. Ko nevalgau, tai nevalgau. Tarkim, su tais blynais, jie buvo blynai, tai iš tikrųjų tai žiauriai yra prabangų, kaip stovyklai valgyti bulvinius blynus. Kaip aš dalykus, bet šiaip gerai duot valgyti. Beje, esi buvusios kokioj nors dar stovyklai? Aha, aš buvau praeitais metais Talšoj. Papasakok apie ją. Apie Talšą? Ką ten? Ten irgi yra užsiėmimai visokie. Tai gal daugiau pulse labiau, nes vakare dažniausiai būna tas užsiėmimas, toks renginys. Iš tikrųjų man nepatinka. Nes iš tikrųjų nebuvo ką ten veikti. Ten tokia dienotvarkė, tokia pat, kaip ir kiekvieną dieną, viskas kartuojas, tas pats per tą patį ir iš tikrųjų nuobodu yra. Tik tiek, kad gali daug draugų susirasti naujų pažinčių. Daugiau tai aš ten nieko gero nemačiau. Čia geriau ar ten geriau? Tai aišku, kad čia. Aš irgi esu buvus vaikystės Švedijoje. Ten daug veiklos labai. Rytą irgi anksti kelias, mankšta. Paskui susirinkimas, pradedam dienos darbą, vakare per pietus būna kokia sporto šventė, ne šventė, ten sporto užsiėmimai, ten visokių žaidimų prigalvoju, komandos tarp komandų, ten žaidimai iš kokių, vakare susirenkam, parodom, ką padarėm per visą dieną, apdovanoju ten visus laimėtojus. Kuo apdovanoja? Nu ten būn saldainiai, tortai, šokoladas, dar kažkas. Tortai gal? Dabar giedojat? Taip. Kaip sekės? Gerai. Gražius giesmės? O gal žinot kokių gražesnių? Nežinau. Esat giedojusios prieš tai? Taip. Kur? Pakruoja? Taip. Kur? Kur? Iš Šiaulių. Šiauliuose giedojai? Dėl to Šiauliuose gyvenu. Vakarės programos laukiat? Yra mūsų nuostabusis menas, parodykite operatorius. O, Rufina dabar papasakok. Taigi, čia yra mūsų vakaro pasirodymo plakatas apie didįjį sprogimą, matykite, ką paprašau. Taigi, čia yra faktai apie didįjį sprogimą, kaip atsirado visata. Aišku, mes faktus parinkome ne visus, kiek radome, taip pat negalime būti užtikrinti, kad faktai yra teisingi. Už faktų netikrumą atsako Algirdas Kriščiūnas. Aš visą atsakau. Taip, aš kaltas būsiu. Marsa Gurkėlinaičių darbas. Padaryk šiandien sau. Nebetys ir gali, nebemėgant žemės kamuoliai,
Šarūnė, ar pasiruošus po klausimo perskaitimo reikia laiką baigti? Nedai. Kodėl medžiai meta lapus? Vandens vėliau. Išnaudoja tuos turiškus mineralus vandenį, kad išgarintų pilat ir garinas vanduo, o žiemą turi išsisaugoti, dėl tą jie būna jie sušalda. Vala, dabar dėl mes šala. Šala tas mes ir Kiek lika? Turiu atsakymą. Man atsakyti reikia. Paskaičiau visas gal. Kas čia padaros? Liko 15 sekundžių. Aštuonios, šešios, penkios, keturios, 3, 2, 1. Stop! Stop. Tai iškart skaitykite klausimą, tada nebus šurmulio. Kodėl gyvatės nuolat kaišioja liežuvį? Kodėl gyvatės nuolat kaišioja liežuvį? Ar jūs kartais neįsivaizduodamas liežuvį neįskleidž garsą? A jūs ne per daug protingi? Ne. Dabar atsakymą į klausimą turite 1 minutę. Kodėl kerpant plaukus neskauda? Liko 1 minutė. Nėra. Jie tik prišoka. Daugai neturi. Ja turi. Liko 20 sekundžių. Iš ko susidaro durpės? Iš ko susidaro durpės? Iš ko susidaro durpės? Durpės! Stop! 3 sekundžių. Raštu atsakinėjami klausimai yra baigti. Dabar jums teks atsakinėti žodžiu. Komanda, išgirdusi klausimą, turės 10 sekundžių laiko pasitarti ir pasakyti teisingą arba neteisingą atsakymą. Agurkai, klausimas jums ir 10 sekundžių pasitarti. Kas toks buvo ponas Antonijo Lučijo Vivaldi? Net neįsivaizduoju. Kas buvo? Stop laikas. Klausome jūsų atsakymą. Spėjom, kad kompozitorius. Pusę balo, kas dar?
Ir tikriausiai koks nors dar piešėjas. Dainininkas, sakė. Būkio norų kinderio. Mielus kinderiai, mielus šaunuoliai, lenkiu galvą. Ir dabar klausimas jums. Prašome pasakyti, kas buvo Muhamedas Ali. Boksininkas. Amerikiečių Amerikos bokso čempionas. Šaunuoliai, jums nereikia net pasitarti. Kas tokia buvo Marytė Melnikaitė? Carinę valdžią. Stop! Taip. Mes norim karinių. Klausom. Koksliukas Vytautas. Vinsai perduoda žodį, nes... Kovotoja prieš carinę Lietuvą. Prieš tarybinę. Mes turim pasitarti. Mes giliai nustebę. Tikrai jinai ne dainininkė. Juokam. Černau, vienas balas. Klausimas jums yra toks. Kas tokia buvo ponia panelė Nefertitė? Dantukų pinė? Aš nežinau. Pirmą kartą. Stop! Kas galite pasakyti teisingą atsakymą arba neteisingą? Stop! 5 sekundės dar. Stop! Palauk! Mes irgi žinom. Ir aš žinau. Klausom Flintonų ir jie žino. Vienintelė moteris Egipto karalienė. Bravo! Teisingai!
po mišių? Sielos apsivalymas. Dabar pats tas čempionatui pasiruošti futbolą. Padainavom himną bažnyčią. Kokie jūsų įspūdžiai? Viskas tvarkoj. Labai patiko. Dainuot labai patiko, nes atsistojom. Tokie vieningi. Man čia nori papasakos, ko tu padarė. Papasakos, žiūrovam labai daug papasakos. Man čia reikėjo galvo nulenkti čia į kunigo, kai reikėjo šitaip pasidaryti. Šitaip pasidarė lūpo, kas ir kas. Kokie įspūdžiai? Įspūdžiai nėra, kokie įspūdžiai? Patiko dainuoti? Taip, man visada patinka. Nieko nematau, o? Puiku, aukų. Tomai, buvai mišiuose? Kaip sekės? Dainavai? Patiko giesmės? Ką jūs galite pridurti? Labai patiko. Jūs nebuvot, ne? Ką? Buvot? Buvom, dėduojam. Kokie įspūdžiai? Kaip? Kokie įspūdžiai po mišių? Puikus. Kodėl? Labai patiko. Mišos labai gražios. Mes labai gražiai dainavom. Ką čia darot? Žaidžiam. Ką žaidžiat? Bingo. Kaip žaidžiamas bingo? Kažką reikia. Klausinėjai, kas ką mėgsta, kas ką moka. Užrašiau mėgsta lašinį. Man tai ką čia darai? Visi mėgstat lašinį. Man tai. Ką čia darot? Klausimėlį. Ką čia tiek rašai? Atsakinėjai klausimus. Kokius klausimus? Mes turim būti pirmi. Mes turime teiginius atsakyti. Ką jūs čia žaidžiat? Bingo. Kaip jį reikia žaisti? Turi brolį, turi sesę ir reikia tokius klausimėlius žmonių, kad... Nu, žodžiu, turim po 2 surinkti visus. Aha, aišku. O čia ką? Aš matau, kaip jūs žaidžiat bingo. Asilą. Truputį netokie popieriukai žiūriu. Gerai. Ai. Gerai, turite atrasti? Ne. Sveiki, kolega Tadai. Sveiki. Ką čia darote? Gal galite mums papasakoti? Renku muzikos playlistą dabar. Šiuo metu? Taip, šiuo metu renkam playlistą. Žinių dienos proga mes pasirinkom temą Pasaulio žemynai. Čia matote 7 mėlynus langelius, į kuriuos pagal tam tikrus aprašymus turėtų būti sudėlioti šie žemynų kontūrai. Aš paskaitysiu konkrečius ir tikrus faktus apie tam tikrus žemynus, o po to šie 3 moksliukai jums papasakos išsamiau apie kiekvieną ir jūs turėsite bandyti atspėti, kuris atspės turėsite atrinkti ir įklijuoti tam tikrą vietą. Taigi, pirmas žemynas, jame yra 732 milijonai gyventojų, žemyno plotas yra 30,3 milijonai kvadratinių kilometrų, šis žemynas 3 kartus didesnis už Europą, šiame žemyne gyvena 1/7 pasaulio gyventojų. Na, o dabar papasakos išsamiau. Pirmą išsamiau papasakos mūsų gerbiamas Vincas, bet čia bus papasakojimas kitaip. Rūbai ir mados klyksmas iš šio žemyno sklinda po visą pasaulį. Vaikai turi ne tik aukštą išsilavinimą, bet ir yra sočiai pavalgę, turi gerą būstą ir gyvena šiltnamio sąlygomis. Nekyla jokių minčių. Aš pakomentuosiu, šitas viskas yra atvirkščiai, jie pasakoja atvirkščiai. Prašau, Rokas. Azija. Ką sakė Afrika? Prašom ateiti. Prašom, Aivorą ateiti. Uždėsi, kur yra Afrika. Venslis. Aivaras būsimas ekonomistas, todėl iš tikrųjų žmogus nedurnas.
Dinozaurai gyvena maždaug 25 milijonus metų. Egzistuoja dvi dinozaurų porų būriai - driežadubeniai dinozaurai ir paukščiadubeniai dinozaurai. Manoma, kad vidutinis dinozauras buvo maždaug didelis avies dydžio. Šiuo metu paplitusi teorija, jog dinozaurai išnyko, kai į Žemę prieš 65 milijonus metų nukrito asteroidas. Didžiausias dinozaurų rūšis yra zauropodai. Taip, jie yra didžiausias visų laikų Žemės gyvūnų rūšis. Radom ir užrašėm keletą faktų apie su žmogum susijusius dalykus, tiesiog paprastame gyvenime, kaip lengvai galima užsikrėsti bet kuo. Valgymo lazdelės ir kiti virtuvės reikmenys yra efektyvūs bakterijų platintojai. Be specialiaus įrangos dauguma žmonių sąmonės netenka per 2 minutes nusileidę giliau kaip 18 metrų. Rekordas yra 86 metrai. Taigi mes darėm darbą apie didįjį sprogimą. Ar žinojate, kad galaktikos tai debesis, kurios sudaro šimtai milijardų žvaigždžių ir jos tolsta vienom nuo kitų pradinio sprogimo jėgos stumiamos. Pačioje pradžioje visata buvo segtuko galvutės dydžio, labai mažo segtuko.